Sveiki jūsų ekranuose Šiauliai ir tai yra ta arena, Šiaulių arena, kurioje savo namų rungtynės žaidžia Šiauliai. Na, jautukas, aišku, irgi čia, tai yra Šiaulių simbolis, vienas energingiausių, vienas turbūt geriausiai užvedančių kovai talismanų visoje Lietuvoje ir lygoje taip pat. Šiaulių sudėtis šiandien matome ją savo ekranuose. Nieko naujo, nieko keisto. Suprantama, kad tie žaidėjai, kurie yra komandoje, jie ir žais. Šiandien apie starto penketus mes dar pakalbėsime. Čia Antanas Sireika ir jo diskusija su Arvydu Šikšniumi, kuris yra siunčiamas į aikštę nuo rungtynių pradžios. Tai yra LKL čempionato pusfinalis. Tai yra pirmosios rungtynės, kuriuose šiauliečiai pabandys, na, jų atveju turbūt sakyčiau taip, pabandys išsaugoti viltį, pakovoti dėl teisės žaisti finale. Viltį, kuri yra galbūt netgi realesnė negu buvo pastaruosius keletą metų. Kodėl pagrįžti yra nesunku, nes tiesiog serija trumpesnė. Tai yra sužais geras rungtynės namuose, laimėk 20 taškų skirtumų ir varžovas, kad ir koks favoritas jis būtų, turi problemų. Kadangi Šiauliai namuose yra tradiciškai stiprus, tai mes galime tikėtis kovos. Jurgis Laurinavičius, Antanas Ramanauskas, Artūras Šukys. Šių rungtynių teisėjai. Ir, na, Kęstutis Pilipauskas prie toje pozicijoje, tame soste, kuriame sėdi įprastai rungtynių komisaras. Starto penketai šiandien tokie: Arvydas Šikšnius, Vitalijus Liutičius, Vytautas Šarakauskas, Kameronas Longas, Julius Jucikas. Šiaulių komandoje ieškant staigmenų, na, nežaidžia lyderis, geriausias sezono žaidėjas Valdas Vasilius. Bet tai matyt yra tie namų darbai, kuriuos pats savo susidėliojo Antanas Sireika. Lietuvos rytas šiandien: Renaldas Seibutis, Mindaugas Katelinas, Jonas Valančiūnas, Aleksandras Rašičius, Artūras Jomantas. Didelių staigmenų. Gal sakykime taip, Katelinas vietoj Robertso. Vertinant visą sezoną galbūt nebuvo labai įprasta, bet žinome, kad Lorenzas Robertsas buvo patyręs traumą ir galbūt ir tai yra viena iš priežasčių. Kitas dalykas, aišku, Lietuvos rytas turi malonių rūpesčių, sakykime taip, susikūrė savo tokį sezoną, kad teks žaisti ir žaisti. Vis dar VTB lygoje pateko komanda į finalo ketvertą, yra LKL. Ir priminsiu, kad Europoje visą tai irgi buvo ilgai. Rašičius meta iš toli ir nepataiko. Prienų Rudupis Kauno Žalgiris kitoje poroje LKL čempionato pusfinalyje. Na, apie šių komandų pirmasias rungtynes karts nuo karto mes galbūt pakalbėsime, nes 15 minučių vėliau kamuolio įmetimas ir daugiau ar mažiau situaciją mes galėsime kontroliuoti. Štai toks 2-2 Vytautas Šarakauskas pelno pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse, išvesdamas Šiaulius į priekį. Rašičius, Jomantas. Mindaugui Katelinui atmetamas kamuolys. Šis dar pasitikrina, ar tikrai meta tritaškį, žvilgtelėdamas į grindis. Ir antrą kartą lygiai taip pat laisvai leidžiama išmesti kamuolį. Šiaulių laimiai, sakyčiau taip, Šiaulių laimiai Katelinas 2 kart prameta. Jo netaiklus tritaškiai nėra dėsningumas. Čia meta Arvydas Šikšnius. Irgi iš toli ir irgi pro šalį. Šiauliai kol kas priekyje 2-0. Vienintelius taškus šiandien yra pelnęs Vytautas Šarakauskas, kuris dabar prasižengia, bandydamas stabdyti Renaldo Seibučio reidą. Baudos, suprantama, dar nebus metamos. Lietuvos rytui lieka kamuolys ir Aleksandras Rašičius ieško variantų. Štai taip su Jomantu. Jonas Valančiūnas iš po krepšio nepataiko, kamuolį ima Šarakauskas.
O štai šiame greitame išpuolyje Liutičius yra stabdomas neleistinai. Rašičius prasižengia pirmąjį kartą ir šiandien tai yra apskritai pirmoji pražanga šiuose rungtynėse. Kamuolį į žaidimą grąžina Cameronas Longas. Sezono antroje pusėje vis gerinantis savo formą ir galima prisiminti, kad ir tai, jog rungtynėse Šiauliuose, kai Šiauliai įveikė Kauno Žalgirį, būtent Cameronas Longas buvo komandos lyderis. Dabar ima kamuolį Renaldas Seibutis pagal atkovotų kamuolių statistiką išvesdamas į priekį Lietuvos Rytą. 4-3, Arvydas Šikšnius prasižengia. Buvęs Lietuvos Ryto žaidėjas. Epizodiškai buvęs, turbūt taip turėtume sakyti. Žaidė Šiauliuose. Persikėlė į Vilnių. Lietuvos Ryte savo vietos nerado. Po to trumpam persikėlė į tuometę Vilniaus Perlo komandą ir po to vėl grįžo į Šiaulius, kur aišku yra populiarus, aišku yra prisimenamas kaip tos turbūt auksinės Šiaulių komandos prieš porą metų egzistavusios komandos žaidėjas, komandos, kurią į priekį vedė Derikas Lau, Mindaugas Kuzminskas, tas pats Šikšnius, tas pats Arvydas Šikšnius, Deividas Gailius. Na, gera buvo komanda ir komanda, kuri LKL čempionato pusfinalyje rimtai pakovojo su Žalgiriu. Dabar pirmuosius taškus pelno Lietuvos Rytas. Užtruko ilgokai, tiesą sakant. Daugiau nei 2 minutės sužaistos ir tik dabar Lietuvos Rytas pelno pirmuosius taškus. Liutičiaus reidas. Jaunas legionierius iš Baltarusijos. Kylanti savos šalies krepšinio žvaigždė. Ir emocingas žaidėjas. Galbūt dėl to, kad galimybių vis dėlto turi nepernelyg daug kol kas. Tai yra kiekvieną kartą pasirodęs aikštėje, stengiasi parodyti save. Dvitaškių pataikymas. Šiauliai metė tik vieną. Per 3 minutės metė tik 2, dabar pasitaisau ir pataikymas 100%. Julius Jucikas pataiko iš vidutinio nuotolio. Šiauliečiai dar kartą priekyje 4-2. Mindaugas Katelynas. Valančiūnas. Drąsiai tiesą sakant šiandien... Ne, Seibutis. Pasirodė, kad Mindaugas Katelynas metė iš toli. Renaldas Seibutis pataiko savo pirmąjį tritaškį šiandien ir pirmą kartą Lietuvos Rytas priekyje. Cameronas Longas. Sudėtingas metimas iš po Jono Valančiūno, juolab iš po to grėsmingiausio turbūt Lietuvos Ryto gynybinio ginklo. Čia pražanga atakuojant varžovų krepšį ir baudžiamas J. Katelynas. Valančiūnas, atrodo taip. Tai, kas įvyko čia, na štai taip truktelėjo Julių Juciką ranka. Valančiūnas, pirmoji asmeninė pražanga jam, 6-5 Šiauliai priekyje, sužaistos 4 minutės. Skaitomi taškai? Skaitomi taškai. Teisėjai nusprendė, kad Valančiūnas numušė jau į krepšį besileidžiantį kamuolį. Valančiūnas išprovokuoja Juciko pražangą, antroji asmeninė šiam žaidėjui ir beje 5-oji komandinė šiauliečiams. Lietuvos Rytas kol kas yra prasižengęs vos 2 kartus. Raitis Grafas keliauja į aikštę. Po pertraukos į Šiaulius grįžęs Latvis, kurį beje Antanas Sireika labai giria, ne tik dėl žaidybinių Latvijos sugebėjimų, bet ir dėl to, kad tai yra vienas emocinių komandos lyderių už aikštės ribų. Tai yra jo pasirodymas komandoje, bent jau vertinant pagal tai, ką kalba Antanas Sireika, vertinant pagal tai,
sako šiauliečių. Kokie gandai atsklinda iš šiauliečių stovyklos, tai yra visiškas pozityvas komandai. Grafas prieš Valančiūną. Šikšnius. Pražanga Artūrui Jomantui, trečioji komandinė Lietuvos Rytui, pirmoji asmeninė Artūrui Jomantui. 8-6 toks rezultatas, o mes keliaujame į reklamos minutės pertraukėlę. Kiekvienam yra svarbiausia, kad būtų patogu. Dabargi madoj turbūt be kaklaraiščio vaikščios. Norisi laisvės. Turi būti toksai rubelis, kaip sakyt, ištraukiai vieną kartą, truktelėjai ir jisai užsidėjo ir nuėjai. Tobulėjimui nėra ribų, kaip ir visur. Esame DNB, bankas, kuris padeda rasti jums tinkamiausius finansinius sprendimus. Pavyzdžiui, valdant investicijas. New Yorko, Londono, Tokijo ir kitas didžiausias pasaulio biržas pasieksite visą parą su prekybos realiuoju laiku platforma DNB Trade. DNB. Transliacijų rėmėjas Vytautas. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Sergel. Aukštos kokybės kredito valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel. Part of Telia Sonera Group. Grįžtame į Šiaulius, kur LKL čempionato pusfinalio rungtynėse matome šiauliečių statistikas. Statistika įspūdinga. Kalbame apie dvitaškių pataikymą, 4 iš 4 kol kas ir būtent tie 4 dvitaškiai Šiauliams leidžia būti priekyje. 2 tritaškiai pro šalį, viso tai taip, bet kol kas drąsiai galime teikti, kad puldami Šiauliai, bent jau brangina kamuolį ir štai čia pirmas pramestas dvitaškis, tačiau pramestas tik dėl to, kad fiksuojama pražanga Jonui Valančiūnui. Antroji. Suprantama, tai nėra gera žinia Lietuvos Rytui. Raitis Grafas pirmąją baudą pataiko, didindama šiauliečių persvarą iki 3 taškų, 9-6. Pirmasis Grafo taškas šiandien. Antrasis metimas pro šalį ir kamuolį ima Artūras Jomantas. Seibutės. Vienintelį tritaškį kol kas šiandien pataikęs krepšininkas, dabar gauna antrąjį šansą, meta paskutinę atakai skirto laiko sekundę nepataiko, bet Jonui Valančiūnui trečioji asmeninė pražanga. Štai toks teisėjo sprendimas. Ir Valančiūną, aišku, tenka sodinti ant suolo sužaidus vos pusę kėlinio. Lietuvos Ryto lyderis yra susirinkęs 3 asmeninės pražangas. Tai yra daug. Vytautas Šarakauskas stoja prie baudų metimo linijos. Pirmasis bandymas pro šalį. Antrasis tikslesnis ir persvara kol kas rekordinė. 4 taškai Šiauliai pirmauja, 10-6. Rašičius. Jomantas iš vidutinio nuotolio meta ir pataiko. Irgi žaidėjas, kuris puikiai pažįsta, nesakyčiau šią areną, sakyčiau Šiaulius ir Šiaulių klubą. Su pertraukomis yra rungtyniavęs Šiauliuose Artūras Jomantas, tada, kai Lietuvos Rytas nuomodavo būtent šiauliečiams šį krepšininką.
Raščius. Katelinui šis bando dar kartą, na ir trečias kartas nemelavo, sakykime taip, 2 pramesti tritaškiai ir dabar tiksliai į krepšį. Lietuvos Rytas sužaidžia atkarpą, kurią laimi 5-0 ir išsiveržia į priekį antrą kartą šiose rungtynėse 11-10. Šėkšnios. Ima kamuolį Katelinas. Pražanga fiksuojama dar kartą ir dar kartą puolančiai komandai. Predragas Samarčiskis štai taip neleistinai pastatė užtvarą. Ne visai mandagiai pastumdė Cameroną Longą ir pirmoji asmeninė pražanga Samarčiskiui. Rašonas Brodusas pasirodo aikštėje, vienas Šiaulių lyderių. Kalbant apie rezultatyvius perdavimus pirmiausia, kalbant apie taškus taip pat, tai yra vienas iš tų šiauliečių krepšininkų, kuriems įprasta rinkti daug taškų. Šarakauskas. Pabando štai taip, sudėtingas metimas ir metimas pro šalį. Jomantas. Bando žaisti 2 prieš 2. Pražanga Grafui, atrodo taip. Ne, Vytautui Šarakauskui. Ne, vis dėlto Raičiui Grafui. Pirmoji asmeninė pražanga jam. Artūras Jomantas stoja prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas buvo surinkęs 2 taškus, dabar pelno trečiąjį. Ir ketvirtąjį. Ne visai standartinė situacija, būtent Artūras Jomantas yra rezultatyviausias Lietuvos Ryto žaidėjas kol kas. Jis pelnė 4 taškus, po 3 įmetė Renaldas Seibutis, Mindaugas Katelinas ir Jonas Valančiūnas. Valdą Vasilių, reguliariojo sezono lyderį, į aikštę meta Antanas Sireika, rezultatyviausias žaidėjas Šiauliuose kol kas Vytautas Šarakauskas su 3 taškais. Darius Gazdauskas taip pat aikštėje. Būtent jis dabar bando mesti iš toli, bando labai nesėkmingai ir pats po to vos kamuolio neperima. Tačiau, kadangi vos nesiskaito, Aleksandras Rašičius pradeda Lietuvos Ryto ataką ir pats ją baigia taikliu metimu. 15-10, 9-0 Lietuvos Ryto atkarpa ir aišku, minutės pertraukėlės reikia Antanui Sireikai. Kai ežio pokalbiai visus tinklus tik 9 centai per minutę be jokio užsakymo mokesčio, atrodo, kad geriau nebūna. Tai dar ne viskas. Nuo šiol SMS-us į visus tinklus galite siųsti nemokamai. O tai yra tas pats, kas... Ežys. Viena kortelė visiems tinklams. Apsilankykite Credit24 LT ir greitai gaukite paskolą iki 7000 litų. Paskolos jums patogiems terminams internete Credit24 LT arba prekybos centruose Maxima. Grįžtame į Šiaulius, kur LKL čempionato pusfinalio pirmosiose rungtynėse Lietuvos Rytas kol kas pirmauja prieš Šiaulius 15-10. Persvarą Vilniečiai susikrovė per pastarąsias porą minučių, kai pelnė 9 taškus. Be atsako rezultatyviausi žaidėjai čia Artūras Jomantas 4 taškai. Tai jau minėjau. Lietuvos Ryte Vytautas Šarakauskas, na šį sezoną irgi galbūt ne pati įprasčiausia situacija. Bet vėlgi, tas rezultatyvumas ir vieno ir kito toks, kad kol kas kalbėti apie
juos kaip apie lyderius, puolimo lyderius, aišku, nėra jokio pagrindo. Rašonas Braudusas po ilgesnės pertraukos pelno taškus Šiauliams, 15-12 Lietuvos Rytas priekyje. Ir dvitaškių pataikymas dar kartą iš toli pabando ir siunčia kamuolį pro šalį Mindaugas Katelynas. Šiauliai atsako savo bandymu ir lygina rezultatą. Darius Gvazdauskas. 15-15. Lygus kėlinys. Taip, tarsi supuoklėse. Tai Šiauliai, tai Lietuvos Rytas turi iniciatyvą. Bet vertinant visumą, kol kas turbūt turėtume teikti Artūras Jomantas. Štai taip. Per mažai dėmesio skiriama šiam krepšininkui ginantis. Neturėtų tai būti. Neturėtų tai būti. Faktas yra tai, kad savo progomis Jomantas šiandien naudojasi idealiai ar beveik idealiai. Tai Rysas Raisas pasirodo aikštėje Lietuvos Ryto komandoje. Predragos Samardžiskio puskablis. Ir kamuolys krenta į krepšį. 19-15. Vėl išsikapsto iš duobės Vilniaus komanda. 4 iš eilės pelnyti taškai, o čia 3 baudos metimai, ko gero taip. Tai Rysas Raisas. Neleistinai stabdo Rašoną Braudusą ir... Turint galvoje tai, kad Braudusas kaip tik tą akimirką bandė mesti tritaškį. Tai reiškia, kad 3 baudos metimai ir Braudusas gali padidinti savo pelnytų taškų skaičių nuo 2 iki 5. Iki 4 jau padidino. Tuo pačiu gali, aišku, ir Lietuvos Ryto persvarą sumažinti iki minimumo. Taip ir yra. 19-18, paskutinės 45 sekundės šiame kėlinyje. Samardžiskis. Muštis po krepšiais teisėjai neleidžia. Mindaugas Žukauskas, patyręs Šiaulių krepšininkas, pasirodo aikštėje ir pasistumdęs ten. Yra baudžiamas pražanga, po kurios Mindaugas Katelynas keliauja prie baudų metimo linijos. 3 taškai šiandien kol kas. Ketvirtąjį Katelynas pelno, 20-18 Lietuvos Ryto naudai. Ir 21-18 minutės pertraukėlė. Nebus minutės pertraukėlės. Tiesiog keitimai. Renaldas Seibutis ir Mindaugas Katelynas sėda ant suolo. Lorensas Robertsas metamas į aikštę. Metamos tos pajėgos, kurios gali būti naudingos kovojant dėl atšokusio kamuolio. Pasibaigus Šiaulių atakai, Lietuvos Rytas turės dar vieną galimybę. Gvazdauskas iš labai toli paleidžia kamuolį ir nepataiko. Jomantas pirmojo kėlinio žvaigždė, turbūt turėtume sakyti taip. Ima dar vieną kamuolį po savojų krepšiu. 6 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Tokia Artūro Jomanto statistika. Pirmajame kėlinyje. Būtent Jomantas dabar bando išmesti kamuolį į krepšį pačioje kėlinio pabaigoje. Nepataiko, tačiau Vilniaus komanda turi persvarą 21-18. Čia į Šiaulius grįžime netrukus. Mes vėl Šiauliuose, kur prasideda antrasis LKL čempionato pusfinalio. Kėlinys Šiauliai Lietuvos Rytas 18-21 kol kas. Ir kol kas, štai taip, Šiauliai nepasiduoda. Turbūt tai pirmiausia turėtume akcentuoti. Priminsiu, kad pirmajame kėlinyje nemažą kėlinio dalį šiauliečiai buvo priekyje. Po to pralaimėjo atkarpą 0-9 ir išleido varžovus į lyderio pozicijas. Tai Rysas Raisas 2 jo taškai. 23-20. Kalbant apie statistiką, pirmiausia krenta į akis tai, kad Lietuvos Rytas kamuoliuos kovoja daugiau. 11 prieš 6 žingsniai.
Rašonui Braudusui. Įklimpo tuose spastuose, įstrigo į tą voratinklį, kurį čia gynybinį voratinklį, kurį surezgė Lietuvos Rytas ir taip. Šoktelėjo, sprendimo nerado, teko nusileisti ant žemės, o tai yra taisyklių pažeidimas. Raisas iš toli pro šalį. Valdas Vasilius ima kamuolį 23-20. Ir dar kartą apie atkovotus kamuolius. Visa kita komandos meta beveik vienodai. Cameronas Longas dabar tiksliai paleidžia kamuolį iš toli ir lygina rezultatą. 23-23, na po dviejų kėlinių buvo visiška lygybė, kalbant apie dvitaškų pataikymą. Dabar tritaškiai lygiai taip pat. 2 iš 7 ir vienoje ir kitoje pusėje. Steponą Bobrauską meta į kovą Aleksandras Džigičius ir būtent šį krepšininką išprovokuoja suklysti Šiaulių komandos žaidėjai. Bobrauskas, verždamasis pro galinę liniją, mina ant jos. Tai reiškia, kad Šiauliai turi kamuolį ir tuo pačiu galimybę išsiveržti į priekį. Dar kartą pavyksta apsiginti Lietuvos Rytui. Jomantas pabando ir iš toli. Na, jeigu krenta, tai krenta. Kodėlgi ne? Artūras Jomantas, būtent jis pirmajame kėlinyje buvo Lietuvos Ryto puolimo lyderis. Jau minėjau tai, kad situacija galbūt ne visai įprasta, bet faktas toks. Jomantas jau yra surinkęs 9 taškus ir atkovojęs 4 kamuolius šiose rungtynėse. Dabar pražanga jam, antroji asmeninė. Pražanga prieš Rašoną Braudus. Julius Jucikas grįžta į aikštę Šiaulių komandoje. O antras pagal rezultatyvumą po Jomanto Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje yra Mindaugas Katelynas. 5 taškai. Rašonas Braudusas dabar jau lyderis. Jeigu kalbėtume apie Šiaulių pelnytus taškus. 7 jo taškas, 5 yra pelnęs kitas Šiaulių amerikietis Cameronas Longas. 26-25 ir toliau kova taškas į tašką. Nors jau kuris laikas dažniausiai priekyje Lietuvos Rytas. Jomantas. Babrauskas iš toli pro šalį, bet ima kamuolį Lorensas Robertsas nepataiko kartu su Predragu Samarčiskiu. Pakovoja po varžovų krepšių ir tik štai taip lieka reaguoti į tai, kas įvyko Mindaugui Žukauskui. Nepavyko atitverti Lietuvos Ryto aukštaūgių nuo krepšio ir Žukauskui lieka tik dėti štai tokį šlagbaumą ant žemai nuleistų Lorenso Robertso rankų. Pirmasis Robertso taškas šiandien. Antrojo nėra, kamuolį ima Valdas Vasilius. Bet taškų šiandien kol kas. Vienas, du atkovoti kamuoliai, vienas rezultatyvus perdavimas. Tokia Vasiliaus statistika. Dabar jis pabando pats, tačiau įlindęs tarp aukštesnių varžovų galimybės įmesti nesuranda. Raisas praranda kamuolį. Rašonas Braudusas iš toli pro šalį. Puikus taškai. Puikus taškai, kuriuos pelno Cameronas Longas. Pagavęs atšokusį kamuolį. Deda jį iš karto į krepšį. 7 ir Longo taškas šiandien. Lygu 27-27. Juliui Jucikui fiksuojama trečioji asmeninė pražanga.
kad pirmasis žaidėjas, kuris susirenka 3 asmeninės pražangas, paskubėjau teikti, kad 3 asmeninės nuobaudos jau turi ir Jonas Valančiūnas. Oficialiame. LKL protokole užfiksuotos 2 pražangos, 2 turi ir Artūras Jomantas Lietuvos Ryto komandoje, meta ir pataiko pačioje. Atakai skirto laiko pabaigoje Predragas Samardžiskis, o čia dar vienas naudingumo balas jam. Ne tik po varžovų krepšių sužaidė naudingai, tačiau ir po savojų perėmė kamuolį. Lietuvos Rytas priekyje 29-27 Jomantas. Atmeta kamuolį Babrauskui prie tritaškio linijos. Babrauskas nepataiko, kamuolį ima Jomantas, tačiau klysta ten, bandydamas suregzti ataką, o dabar mes keliaujame į reklamos minutės pertraukėlę. Kompensa priklauso Vieną Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Oficialus LKL kamuolys Malta. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Numeris 1 pasaulyje. Grįžtame į Šiaulius, informacija iš Prienų buvo paskelbta. 15-9 Žalgiris artėjant prie pabaigos pirmajam kėliniui pirmauja prieš Rūdupį. Čia kol kas 29-27 priekyje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, žaisdami su Šiauliais. Čia kol kas įnirtinga kova. Stepono Babrausko pražanga. Lietuvos Rytui beje tik antroji komandinė, ar ne? Taip, Šiauliai taip pat prasižengia 2 kartus. Klaida, Renaldas Seibutis pradeda Lietuvos Ryto ataką. Išprovokuoja Arvydo Šikšniaus pražangą. Nenorėtų sutikti su tokiu taisyklių traktavimu Šiaulių puolėjas, bet sprendžia teisėjai. O jų nuomonė Šikšnius antrą kartą šiose rungtynėse taisyklės pažeidžia, iš toli meta ir pataiko Renaldas Seibutis. 6. jo taškas ir antrasis taiklus tritaškis šios dienos rungtynėse. 4 iš 11. Tolimus metimus pataikė Lietuvos Rytas, 2 iš 8 Šiauliai. Jocikas. Ir Samardžiskis ima kamuolį. Rungtynės bus... Rungtynių pobūdis bus toks, kad... Suprantama, ta specifika, kuri yra, keis komandų taktiką, komandų strategiją. Šiandien galima sau leisti pralaimėti. Netgi taip, galima sau leisti pralaimėti. Pirmiausia, kalbu apie Vilniaus Lietuvos Rytą, kuris žaidžia išvykoje. Saikingų skirtumų, tai yra tokių skirtumų, kurį galima būtų kompensuoti namuose. Šiauliai lygiai taip pat nenorės. Pirmiausia, pralaimėti rungtynių, o
O jeigu matys, kad pralaimėjimas neišvengiamas, stengsis, kad skirtumas būtų kuo mažesnis. Tai yra, kad bent jau minimalų šansai antrose rungtynėse būtų. Edvinas Ruzgas pasirodo aikštėje Šiaulių komandoje, nepataiko Arvydas Šikšnius. Galėjo būti 2+ bauda, dabar bus 2 baudos metimai. Steponas Babrauskas prasižengia antrą kartą šiose rungtynėse. Šikšnius prie baudų metimo linijos, be taškų kol kas šiandien. Pirmasis yra. Antrasis taip pat. 2 Arvydo Šikšniaus taiklus baudos metimai mažina Lietuvos Ryto persvarą iki 3 taškų. Seibutės. Samardžyskis. Dar kartą iš toli, dar kartą pro šalį ir kamuolį ima Vytautas Šarakauskas, o čia greita Šiaulių kontrataka ir pirmieji Edvino Ruzgo taškai šiandien. Cameronui Longui turėtų būti įrašytas rezultatyvus perdavimas, būtent jis pradėjo šią greitą ataką. Robertsas. Samardžyskis, 2 ir pražanga. Ir pražanga Arvydui Šikšniui, kuris pažeidžia taisyklės 3 kartą. Štai taip, Julius Jucikas 3 pražangos, Arvydas Šikšnius taip pat, Mindaugas Žukauskas 2 ir Antanas Sireika prašo minutės pertraukėlės. Šviežumas visada pasiekiamas ranka. Šią savaitę Maksimoje atšaldyta kiaulienos mentė 10 litų 99 centai. Tualetinis popierius Maxima Favorit 5 litai 99 centai. O su ačiū kortele automobilių prekiams net 40% nuolaida. Maxima. Apie viską pagalvota. Pirmas kreditas nemokamai. Kiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskuose. smskredit.lt. Pinigai reikiamų metu. Tokia statistika Šiauliuose kol kas. Identiškai metami 2 taškai, 3 taškių. Lietuvos Rytas daugiau paleido, bet daugiau ir pataikė. Na, baudas abi komandos prametė po 2. 17-11 atkovotų kamuolių Vilniečių naudai. Rezultatyvių perdavimų statistika. Tai yra ta statistika, kuri liudija, kad daugiau tokių perdavimų atliekanti komanda žaidžia labiau komandinį žaidimą. Irgi Lietuvos Ryto naudai. Ir, na, logiška, kad Vilniaus krepšininkai priekyje 3 taškais, galėjo būti ir 4, jeigu Predragas Samardžyskis būtų pataikęs baudą, bet jam to padaryti nepavyko. Rozgas. Iš toli ir lygina rezultatą Edvinas Ruzgas, paleisdamas štai šį 3 taškį. 34-34. Penktasis Ruzgo taškas šiandien. Rezultatyvumu komandai jis nusileidžia tik amerikiečiams, Rašonui Braudusui ir Cameronui Longui. Abu jie surinko po 7. Nepaisant to, kad Edvinas Ruzgas aikštėje pasirodė tik antrajame kėlinyje vos prieš porą minučių. Lietuvos Ryto komandoje rezultatyviausias vis dar lieka Artūras Jomantas su 9 taškais. Renaldas Seibutis ir Predragas Samardžyskis pridėjo po 6. Samardžyskis savo rezultatyvumą beje dabar gali pagerinti. Prieš tai baudą prametė, prisimename tai. Dabar tiksliau. Antanas Sireika, Marius Prekevičius, vienas iš Šiaulių atsarginių žaidėjų buvo ten. Ir Vaidas Pauliukėnas. Antano Sireikos asistentas. Abi baudas Samardžyskis pataiko. Lietuvos Rytas vėl priekyje 36-34. 3 minutės 20 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Čia šiandien kol kas kova.
Šiauliečiams paliekamas kamuolys. Darius Gvazdauskas grąžinamas į aikštę. Ta atkarpa, kurią matėme kiek anksčiau, sužaidė labai sėkmingai. Pataikė tritaškį, atkovojo kamuolį. Dabar Lietuvos Ryto krepšininkų ataka. Katelinas ima kamuolį. Antrasis šansas atakai 20 sekundžių. Aleksandras Rašičius puikiai supranta, kad nėra kur skubėti. Iš toli ir pro šalį. Atkovotų kamuolių statistika 18-13. Vis dar Lietuvos Ryto naudai ir kibi gynyba. Matome, kad sugeba išlysti iš šiauliečių užtvarų. Na, tas pats Renaldas Eibutis, kuriam patikėta Kamerono Longo gynyba, čia meta ir nepataiko Vytautas Šarakauskas. Dar kartą Rašičius, Katelinas, Samarčiskis. Samarčiskis tritaškio, aišku, nemes. Mindaugas Katelinas tarsi ir galėtų, jeigu neprasižengtų puldamas varžovų krepšį. Pirmoji asmeninė pražanga Mindaugui Katelinui, ketvirtoji komandinė Lietuvos Rytui šiame kėlinyje. Šiauliai 4 pražangų limitą, komandinių pražangų limitą jau yra viršijo, kadangi štai čia, 5. Lietuvos Ryto pražanga, antroji asmeninė Predragui Samarčiskiui, prie baudų metimo linijos stos Kameronas Longas. 7 taškai šiandien, atkovotas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai. Kuo toliau, tuo labiau apie Kamerono Longą mes galime kalbėti kaip apie Šiaulių komandos lyderį, kodėlgi ne? Abi baudas pataiko. Šiaulių legionierius Aleksandras Rašičius pradeda Lietuvos Ryto ataką. Iki kėlinio pabaigos likus mažiau nei 2 minutėms. 3 taškų lygus rezultatas kol kas. 3 taškų nesugeba įmesti Rašičius. Ir Šiauliai turi progą išsiversti į priekį. Braudusas. Pražanga Steponui Babrauskui. Ne, be pražangos. Atrodo, kad tiesiog taip, 8 sekundės atakai. Ir Šiauliai grąžina kamuolį į žaidimą iš už galinės linijos. Klaida, apmaudi klaida, tiesą sakant. Darius Gvazdauskas nepataikė, tačiau nesugraibė kamuolio Steponas Babrauskas ir Šiauliai turės naują visą atakai skirtą laiką. Longas. 3 taškai ir tai yra jau 12 Kamerono Longo taškas šiandien. Kėliniui artėjant prie pabaigos Šiauliai priekyje 3 taškais 39-36. Dar viena klaida. Skubėti turbūt nėra kur. Nors laiko iki kėlinio pabaigos dar pakankamai, tai yra variantų buvo ir vienokių ir kitokių. Gvazdauskas iš labai toli meta ir nepataiko, na paprasčiausiai išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Aleksandras Rašičius, Lietuvos Ryto krepšininkų rankose kamuolys. Artūras Jomantas. Lyderis, jeigu kalbėtume apie pelnytus taškus šiandien, na, lyderiai stipriai netradiciniai, bent jau kol kas. Artūras Jomantas 9 taškai, Predragas Samarčiskis 8. Ir jeigu Lietuvos Rytas maksimaliai ilgai kontroliuos kamuolį, to padaryti nepavyko, nes Raitis Grafas
nuspėja, kur bus siunčiamas perdavimas ir kamuolį grąžina Šiauliams. Šiauliečiai dabar gali laikyti jį iki pat rungtynių pabaigos. Ir panašu, kad Antano Sireikos komanda pirmuosius 2 kėlinius laimės. Longas. Toks perdavimas ir 2 Vytauto Šarakausko taškai, baigiantis antrajam kėliniui paskutinę. Kėlinio akimirką kamuolys įkrenta į krepšį, 41-36, štai tokios pirmosios 20 rungtynių minučių. Minutės, kurios rodo, kad tai, kas mūsų laukia po didžiosios pertraukos, bus įdomu. Grįšime čia į Šiaulius tada ir mėgausimės. Mes vėl esame Šiauliuose, kur kol kas rezultatas štai toks. Tai yra LKL pusfinalio pirmosios rungtynės. Šiauliai Lietuvos Rytas 41-36. Artėjant prie pabaigos pirmai rungtynių pusiai Prienuose, kur žaidžia Rūdupis ir Žalgiris. Žalgiris pirmauja, skirtumas svyruojant tarp maždaug 5 ir 12 taškų, tarkime taip, ir žalgiriečiai ten kontroliuoja situaciją. Apie Lietuvos Rytą čia, pasakyti taip pat būtų sunku, nes kol kas šiauliečiai įkvėpti įspūdingo Camerono Longo žaidimo antrojo kėlinio antroje pusėje. Ir, ne tiek Camerono Longo, sakyčiau komandinių pastangų dėka pirmiausia. O lyderis taip, lyderis aišku Longas. Šiauliai sugebėjo likviduoti tą pranašumą, kurį Lietuvos Rytas turėjo, ir klaidų statistika štai tokia, 7-6. Per pirmasias 10 rungtynių minučių Lietuvos Rytas nebuvo suklydęs nė sykio. Dabar koja liečia kamuolį kas? Rašičius. Nuo Aleksandro Rašičiaus palieka aikštę kamuolys, Jonas Valančiūnas grąžinamas į žaidimą. Kol kas 3 taškai, 2 greitai susirinktos pražangos ir nemaža laiko dalis. Pirmoje rungtynių pusėje ant atsarginių žaidėjų suolo. Longas įmeta kamuolį Juliui Jucikui, šio metimas netaiklus ir Mindaugas Katelynas pradeda Lietuvos Ryto ataką. Pražanga prieš Artūrą Jomantą. Juliui Jucikui, tai yra ketvirtoji pražanga. 3 sykius Arvydas Šikšnius yra prasižengęs Šiaulių komandoje. O Lietuvos Ryto lyderis šiandien, kalbant netgi apie puolimą, šiandien yra Artūras Jomantas. Jo statistika šiose rungtynėse 9 taškai, 5 atkovoti kamuoliai. Predragas Samarčiskis taip pat efektyvus šiandien. Rašičius meta, nepataiko kamuolį, ima Katelynas ir krauna jį į krepšį. Nelaukdamas, kol priartės kitas 15 numeris prie jo, tai yra Vytautas Šarakauskas. Katelynas pelno 9 savo tašką. Ir kartu su Jomantu jis dabar rezultatyviausias komandoje. 8, jau sakiau, pridėjo Predragas Samarčiskis, 6 Renaldas Seibutis pataikęs 2 tritaškius. Tai yra smogiamosios Lietuvos Ryto pajėgos, bent jau kol kas šiose rungtynėse. Šiaulių komandai 12 taškų pelnė Cameronas Longas, 7 Rašonas Braudusas, po 5 Edvinas Ruzgas ir Vytautas Šarakauskas. Dar viena pražanga ir dar viena pražanga prieš Artūrą Jomantą. Tai yra šis krepšininkas šiandien savo naudingumo balus kraunasi be jokių stabdžių. Vienas sėkmingas epizodas po kito. Longas. Štai toks metimas ir pataiko Cameronas Longas. 43-38.
Tiesą sakant, jeigu Katelinas atsako dvitaškių, jeigu Šiauliai aiškaus lyderio reguliariojo sezono metu turėjo aišku lyderį Valdą Vasylių. Taip, turėjo lyderį Valdą Vasylių, tai dabar krypstame to link, kad nesvarbu, kur žais Šiauliai. Ar LKL čempionato finale įmanomas ir toks variantas. Ypač esant tokiam formatui, aišku, Katerino pražanga puolant varžovų krepšį. Valančiūnui? Ne, Mindaugui Katelinui. Taip, aiškiai buvo matyti, kad būtent čia. Pražanga antrą kartą taisyklės pažeidžia Mindaugas Katelinas. Taigi, kad ir kur žaistų Šiauliai, atrodo, kad atkrintamosiose varžybose lyderis bus Cameronas Longas, nes forma tiesiog pritrenkianti. Tai yra vienas dalykas, antras dalykas tai yra tas amerikietis, kuris tiesiog žaidžia amerikietišką krepšinį ir imasi iniciatyvos. Reikia ar nereikia, galbūt galėtume sakyti taip, bet kol kas negalėtume sakyti, kad sprendimai, kuriuos priima Longas, yra nelogiški. Tai yra, jis tiesiog jaučia, kad yra ant bangos ir daro tai, ką turėtų daryti. Čia pražanga prieš Renaldą Seibutį ir tai turėtų būti egzekucija virstanti 2 taškais nuo baudų metimo linijos. Nedaug geresnių metikų už Renaldą Seibutį turime ne tik Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau apskritai Lietuvoje. Nepataiko, bet situaciją taiso Jonas Valančiūnas, kuris baudas taip pat gali pataikyti. 47-41. Šiaulių naudai. Mindaugas Žukauskas irgi prasižengia 4. kartą. Julius Jucikas 4 pražangos, Žukauskas 4, Arvydas Šikšnius 3. Pražangos 3-ame kėlinyje. Statistika štai tokia. Ir statistika stipriai nepalanki Šiauliams, nes per 3,5 minutės taisyklės pažeistos jau 5 kartus. Valančiūnas pataiko abi baudas. 5. Lietuvos ryto lyderio. Taip, turėtume sakyti, nesidrovėdami būtent šią frazę. Taškas šiandien 5 jam nėra labai daug, tai yra suprantama, tačiau vėlgi tas pats Renaldas Seibutis yra kol kas pelnė 7 taškus. Atmetamas kamuolys prie 3-taškio linijos, Seibutis nepataiko, tačiau kamuolį ima pats Robertsas. Iš toli. Geriau galbūt nebandęs, taip. Turėtume įvardyti šį epizodą. Vertindami, pirmiausia, kamuolio skriejimo trajektoriją. Kamuolys į krepšį neįkrenta, o mes keliaujame į reklamos minutės pertraukėlę. That we are, both on smile and breathe it in and breathe it out. He says bye 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 to all of us. Sergel. Aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel, part of Telia Sonera Group. Kiekvienam yra svarbiausia, kad būtų patogu. Dabargi madoj turbūt be kaklaraiščio vaikščiot. Norisi laisvės. Turi būti toksai rubelis, kaip sakyt, ištraukiai vieną kartą. Truktelėjai ir jisai užsidėjo ir nuėjai. Tobulėjimui nėra ribų, kaip ir visur.
ekranuose vėl Šiauliai, kur aikštės šeimininkai matome 4 taškais pirmauja prieš Vilniaus Lietuvos Rytą ir šiauliečiai bando įtikinti mus visus, kad jie iš tikrųjų turi šansą. Aš vėlgi grįžtu prie to formato, kuris sudėliotas vardan Lietuvos krepšinio, tarkime taip, tai yra sutrumpintas sezonas iš toli ir taikliai. Pataiko Valdas Vasilius, ne tas krepšininkas, iš kurio galime tikėtis tritaškių, bet iš tikrųjų, staigmenos faktorius, staigmenos veiksnys yra svarbus šiame LKL čempionate dėl to, kad reglamentas štai toks. Vardan Londono olimpiados viskas yra gerokai sutrumpinta ir aišku, kad Šiauliai žaisdami su Lietuvos Rytu turėtų mažiau šansų rungtyniaudami, kad ir iki 2 pergalių. Jau nekalbant apie 3. Lygiai taip pat Prienų Rūdupis su Žalgiriu. Bet kadangi reglamentas toks, šiandien mes galime kalbėti apie tai, kad jeigu Šiauliai sugeba namuose susikrauti persvarą, tampa įdomu. Iš tikrųjų, antrosios rungtynės Vilniuje taps įdomios. Rašonas Braudusas paskutinę ataką skirto laiko sekundę meta ir nepataiko. 50-43, šiek tiek daugiau nei pusė trečiojo kėlinio. Šiek tiek mažiau negu pusė trečiojo kėlinio liko žaisti komandoms. Valančiūnas meta, nusprendžia mesti štai iš čia. Manyčiau, kad tada, kai išvyks į NBA, prie tokių metimų jis bus pratinamas turbūt ir priverstinai. Tai, kad turi lankstų riešą, mes galime spręsti iš to, kad baudas pataiko Jonas Valančiūnas. Čia kol kas pro šalį Robertsas iš toli ir taikliai 50-46. Vasilius kamuolio nesugraibo šioje situacijoje ir tai reiškia, kad jis atitenka Lietuvos Rytui. Arvydas Šikšnius gražinamas į aikštę. Vienas iš tų žaidėjų, kurie jau dabar turi problemų dėl pražangų. Ne tokių kaip Mindaugas Žukauskas arba Julius Jucikas, kurie jau balansuoja ties pavojinga riba. Turi po 4 pražangas. 3 kartus yra prasižengę Šikšnius, o Lietuvos Rytas pradeda pataikyti iš toli ir komandos gerbėjai švenčia. Seibutį pavaryk. Turbūt tas atvejis, kai šį šūkį galime prisiminti. Renaldas Seibutis, būtent jis pataiko iš toli. Tai yra 10-asis Renaldo Seibučio taškas ir jis pirmas įžengia į dviženklę zoną. Kalbant apie Lietuvos Ryto žaidėjus, čia dar viena pražanga. Vytautui Šarakauskui antroji asmeninė. Raitis Grafas gražinamas į aikštę vietoj Šarakausko. Taip. Aišku, ne tam, kad Šarakauskas būtų pasaugotas jau dabar. Pražangų kol kas nedaug. Sakyčiau taip, ko gero esmė yra ta, kad Šiauliai turi 2 lygiaverčius vidurio puolėjus. Ir tiesiog Antanas Sireika nusprendė, kad dabar yra tinkamas momentas leisti atvesti Vytautui Šarakauskui ir tuo pačiu sušilti Raičiui Grafui.
Cameronas Longas 18 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 20 taškų. Dabar jau 20 taškų. Tai yra, iš tikrųjų, kalbame apie žaidėją, kuris šiandien yra tikra žvaigždė. Dovydas Redikas pirmoje rungtynių pusėje nepasirodė aikštėje ir galbūt be reikalo. Pastaruoju metu Redikas įrodinėja, kad jau gali žaisti tą rimtą vyrišką krepšinį. Dabar to paties įrodymas, tai yra jo taškai ir atkovotas kamuolys po varžovų krepšiu. Bando žaisti taip su Jonu Valančiūnu, žaidėju, kurį pažįsta turbūt geriausiai iš visų komandos draugų Redikas. Na, prisimename, kad visas tas spindintis Lietuvos auksas jaunimo varžybose yra, aišku, pirmiausia Jono Valančiūno auksas, bet Dovydas Redikas buvo pagrindinis ir svarbiausias turbūt Jono Valančiūno ginklanešys visose varžybose, kurias šios amžiaus grupės Lietuvos rinktinė laimėjo. Klysta Jomantas. Steponas Babrauskas grįžta į aikštę, ne jo rungtynė šiandien. Kol kas be taškų. Stepas. Renaldas Seibutis lieka rezultatyviausias Lietuvos ryte su 10 taškų. Po 9 pridėjo Artūras Jomantas, Mindaugas Katelynas. O čia Darius Gazauskas. Dar kartą išveda Šiaulius į priekį. Žalgiris beje išlaiko tą nedidelę persvarą, 9 buvo prieš didžiąją pertrauką, priminsiu, o dabar Aleksandro Džikičiaus minutės pertraukėlė. Žiūrėkit, koks stulbinantis automobilis. Tai Dacia Duster už 35 000 litų. 35 000 litų? Šis vyrukas turi puikų humoro jausmą. Dacia Duster stulbinamai prieinama. Sumažinkite išlaidas, dabar automobiliai Dacia su gamyklinė dujų įranga ir 5 metų garantija. Kiekvienam iš mūsų reikia ko nors, ko galima pasikliauti. Gal būtent todėl mus pasirinko daugiau nei 500 000 klientų visoje Šiaurės Europoje. smskredit.lt. Pinigai reikiamų metu. Esame Šiauliuose, kur netrukus tęsis rungtynės, kuriuose Šiauliai matome. Pirmauja prieš Lietuvos rytą 54-52. Rungtynės įdomios, rungtynės kol kas atkaklios ir įnirtingos, na nieko kito turbūt ir negalėjome tikėtis, turėdami galvoje tai, kad esame renginyje, kuris vyksta Šiaulių arenoje ir kuriame žaidžia Šiaulių komanda. Iš vidutinio nuotolio meta ir pataiko Valdas Vasilius. Penktasis šio krepšininko taškas šiandien 56-52. Dovydas Redikas atmeta kamuolį Artūrui Jomantui. Šis tiesiog neįtikėtinus dalykus išdarinėja. Varžovų aikštės pusėje Jomantas vėl rezultatyviausias Lietuvos ryto komandos žaidėjas. 11 taškų. Yra tai, ką jis pelnė šiandien. Pražanga Steponui Babrauskui. Trečioji komandinė Lietuvos rytui ir pražanga prieš Camerono Longą, kurio statistika šiandien tiesiog šiurpinanti.
20 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. Pražanga dar kartą Bobrauskui. 4. asmeninė. Steponas Bobrauskas yra pirmas Lietuvos Ryto žaidėjas, kuris 4 pražangas susirenka. O mes keliaujame į dar 1 minutės pertraukėlę. Tai, kas skanu, dažnai tampa sunkių išbandymų jūsų skrandžiui. Su maistu gerkite Vytautą. Vytautas – natūralus mineralinis vanduo, kurį gerti naudinga. Nissan Juke – sukurtas žavėti. Nissan Juke – su paketu viskas įskaičiuota ir Nissan draudimų dovanų tik nuo 53 690 litų. Rūdupis šiek tiek sumažino pranašumą, Kauno Žalgirio pranašumą Prienuose, -5 iš Prienų komandos pozicijos. Iš Prienų komandos pozicijų vertinant trečiajam kėliniui įpusėjus. Ten irgi įdomu, čia dar įdomiau. Čia Šiauliai kol kas meta labai rimtą iššūkį Vilniaus Lietuvos Rytui ir trečiajame kėlinyje likus žaisti. Patys matote kiek? 6,5 sekundės. Na tai štai taip, Dovydas Redikas. Žinome, kad jis gali pataikyti iš neįtikėtinų pozicijų. Prisimename tą VTB turnyro ketvirtfinalį Chimkose, kai trečiojo kėlinio pabaigoje Redikas įsmeigė kamuolį iš savo aikštės pusės į varžovų krepšį. Dabar nepavyko, bet Šiauliai vis dar pirmauja 56-54. Grįžtame į Šiaulius 56-54, toks rezultatas čia kol kas. Ir šiauliečiai grąžina kamuolį į aikštę. Dar kartą priminsiu, kad tai yra LKL čempionato pusfinalio serijos pirmosios rungtynės. Serija yra iš 2 mačų ir laimės tas, kas įmes daugiau taškų per tas 2 rungtynės. Čia taip susikimba Lorenzas Robertsas su Valdu Vasiliumi. Ir atkovoja kamuolį Lietuvos Rytui. Robertsas po ilgesnės pertraukos. Vilniaus komanda turi galimybę išlyginti rezultatą, o galbūt netgi ir persverti jį. Dovydas Redikas bando taip. Nepavyksta. Ima kamuolį šiauliečiai, klaidų skaičius toks, 11-13. Jeigu rungtynių pradžioje pagal šį rodiklį Lietuvos Rytas buvo komfortabiliai priekyje, tarkime taip, tai dvikovai įsibėgėjus atsiranda tendencija ta, kad Šiauliai klysta daug greičiau ir Šiauliai kamuolį netgi atkovoja dažniau. Čia dar kartą Jomantas. Puikios rungtynės šiam žaidėjui. Jeigu mes kalbėtume apie lyderius ir sakytume, kad Cameronas Longas yra tiesiog neprilygstamas, taip, pagal statistikos rodiklius viskas yra labai gražu. 20 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. Kalbėdami apie Lietuvos Rytą, mes turėtume sakyti, kad geriausias šios komandos žaidėjas šiandien turbūt yra Artūras Jomantas. 13 savo tašką pelno dabar ir prie viso to mes dar galime pridėti 6 atkovotus kamuolius. 56-56 visiška lygybė. Dovydas Redikas bando prispausti čia Rašoną Braudusą. Šis atakuoja avantūriškai,
Galbūt ne, galbūt tiesiog, sakykime taip, sudėtingas metimas. Dabar nuo Brauduso kamuolys palieka aikštę. Čia dar kartą Renaldas Seibutis, jo bandymas. Ir Braudusas prieš Robertsą. Davidas Redikas su kamuoliu. Gavo savo šansą, dar kartą pastebėsiu, kad gavo savo šansą šioje sezono stadijoje ir tuo šansu naudojasi. Čia Jonas Valančiūnas išprovokuoja Raičio Grafo pražangą. Grafas prasižengė trečiąjį kartą. 3 pražangas Šiaulių komandoje turi Arvydas Šikšnius, po 4 Mindaugas Žukauskas, kurį matėme savo ekranuose ką tik, ir Julius Jucikas. Lietuvos Ryte Steponas Babrauskas 4 pražangos, kadangi ne jo rungtynės, tai galbūt ir problema netokia didelė. Na, vėlgi, aišku, kiekvienas žaidėjas reikalingas, kiekvienas žaidėjas naudingas. 3 kartus yra prasižengęs Mindaugas Katelynas, o čia vėl Artūras Jomantas. Lietuvos Rytas išsiveržia į priekį, Renaldas Seibutis prasižengia. Antroji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė Lietuvos Rytui šiame kėlinyje. Pakovoja Lorensas Robertsas šioje situacijoje. Edvinas Ruzgas grįžta į aikštę. Šiandien žaidė nedaug, bet 5 taškai, 2 atkovoti kamuoliai. Tokia statistika. Žukauskas. Geras perdavimas, efektingas perdavimas. Po krepšių Braudusas išvedamas į metimo poziciją, bet netgi būdamas joje nepataiko. Ir Jomanto perdavimas Lorensui Robertsui. Nesportinės pražangos norėtų Artūras Jomantas, bet jos turbūt negaus. 5. pražanga Juliui Jucikui. Ar Mindaugui Žukauskui. Robertsas prie baudų metimo linijos, pirmasis bandymas pro šalį. Mindaugas Žukauskas, taip, Mindaugas Žukauskas palieka aikštę dėl išeikvoto asmeninių pražangų limito, o Lorensas Robertsas pelno 5 savo tašką. 4 atkovoti kamuoliai taip pat šiandien. Ir pagal atkovotus kamuolius Lietuvos Ryte lyderis šiandien ne Jonas Valančiūnas. Šiandien tai yra Mindaugas Katelynas, susirinkęs 6 kamuolius po varžovų krepšiu nuo Raičio Grafo. Kamuolys skrieja už aikštės ribų. Toks yra teisėjų sprendimas. Ne, vis dėlto Antanas Ramanauskas pasitaręs su Jurgiu Laurinavičiumi nusprendžia, kad šiauliečiams kamuolys turėtų atitekti. Rašonas Braudusas pro labai energingą Davidą Rediką, suprantama, kai tiek laiko leidant atsarginių žaidėjų suolo, būdamas aikštėje nori pasirodyti. Ima kamuolį Babrauskas. Tačiau tuoj pat jį gražina varžovui, tam pačiam Kameronui Longui, ir vėlgi Lietuvos Rytui pavyksta kamuolį išsikrapštyti. Jonas Valančiūnas šiandien 6 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Negeniali statistika šiam žaidėjui, būtent vertinant jo galimybės, bet vėlgi netiek daug Valančiūnas šiandien ir žaidė.
61-56 ketvirtajame kėlinyje. Kuo toliau, tuo labiau tolsta nuo varžovų Lietuvos Rytas. Labai jau netaiklus Rašono Brauduso metimas, bet tai, kad kamuolys lanko nelietė, galbūt yra ir sėkmė šiuo atveju. Kamuolys nukrito aikštės ribose ir ištraukė iš užgalinės linijos jį šiauliečiai, sukūrė progą Raičiui Grafui pelnyti taškus. Dabar Ruzgas ima kamuolį. Pražanga Lorensui Robertsui, pirmoji asmeninė. Antroji komandinė Lietuvos Rytui šiame kėlinyje, o mūsų laukia reklamos minutės pertraukėlė. Sergel – aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel – part of Telia Sonera Group. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Transliacijų rėmėjas Vytautas. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Kompensa priklauso Vieną Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Esame DNB bankas, kuris padeda rasti jums tinkamiausius finansinius sprendimus. Pavyzdžiui, patogiai tvarkant savo kasdienius finansus. Tik mūsų banke išskirtinių galimybių kredito kortelė Power Card su techninės pagalbos namuose paslauga, veikiančia visą parą. DNB. Vėl esame Šiauliuose ir pagrindinę statistiką matome savo ekranuose. Lietuvos Rytas taikliau negu varžovai meta dvitaškius. Tritaškiai, labai panašu, atkovoti kamuoliai vėlgi Lietuvos Ryto naudai 34-22. Klaidos statistika apylygė ir nepaisant to, kad statistika tarsi ir Lietuvos Ryto naudai gana pastebima, gana aiškiai matoma. Faktas yra tai, kad komanda skiria vos 3 taškai, 61-58 šiandien. Kameronas Longas pabando štai taip, pabando ir Raitis Grafas, o viskas baigėsi tuo, kad kamuolį ima Jonas Valančiūnas. Kameronas Longas su 20 taškų jau kurį laiką. Taip, įvardinkime situaciją turbūt. Čia pražanga puolančiai komandai. Valančiūnas stumtelėjo varžovą. Jeigu taip, tai yra trečioji Vilniaus komandos aukšto ūgio pražanga. Šarakauskas klysta. Klysta, bandydamas suklaidinti. Netgi taip, štai taip pražanga puolant varžovų krepšį. Ranka apglėbė Šarakauskas Lorensą Robertsą ir teisėjai tai pastebėjo. 3 taškai Lietuvos Ryto komandos pranašumas kol kas. Ir komandinės pražangos ketvirtajame kėlinyje Artūras Jomantas tos prie baudų metimo linijos. Po to, kai išprovokavo pirmąją, beje tik pirmąją Kamerono Longo pražangą šiandien. Johanto statistika šiandien tiesiog įspūdinga. 15 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. Yra ir 16-asis. Įprasta aura vieta, kur sekasi, tai yra Šiauliai. Galbūt ir taip galėtume svarstyti prisimindami tai, kad Artūras Jomantas
dalį savo karjeros ir sėkmingą dalį savo karjeros praleido čia Šiauliuose. Šiandien tiesiog įspūdingas. 6 kamuoliai. Nu, tarsi ir viskas tvarkoje. Mes esame įpratę prie to, kad Jomantas kiek gali atkovoti, tai yra suprantama. 17 taškų tai yra daug. Ir Artūras Jomantas, beje, rezultatyviausias Lietuvos Ryto žaidėjas šiandien. Be jo daugiau nei 10 taškų šiandien yra pelnęs tik Renaldas Seibutis. Jis surinko jų 12. Braudusas. Prieš Rašičių. Bando pats štai taip. Rašonas Braudusas, pražanga Mindaugui Katelynui, 4. asmeninė. Bet kol kas, sakykime taip, Lietuvos Rytui, turint galvoje tai, kad 2 rungtynių serija. Ir turint galvoje tai, kad atsakomasis mačas Vilniuje, ko gero, tai, kaip klostosi šios rungtynės, yra labai nebloga. Situacija labai nebloga informacija. Baudas komandos šiandien meta neblogai. Rudupis Žalgiris 61-65. Dabar tai yra kova ir ten. Smagu, tiesą sakant, smagu yra tai, kad ir vienoje ir kitoje poroje tos komandos, kurios laikomos outsiderėmis, sugeba pakovoti, o Jomantas išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą. Šį kartą Vytautas Šarakauskas yra baudžiamas. Ir jam tai taip pat 4. asmeninė pražanga. Nebėra Mindaugo Žukausko. Šarakauskas turi 4. Jucikas 4, Šikšnius 3 ir užmynė ant galinės linijos Jonas Valančiūnas. Netgi be vaizdo kartojimo tai buvo matoma. Klysta Lietuvos Rytas dažnokai. 16 sykių, 13 Šiaulių klaidų. Na, turint galvoje, kad žaidžiama su varžovu, kuris yra laikomas stipresniu ir aukštesnės klasės varžovu. Tos 13 klaidų tarsi ir nėra didelė tragedija. O čia dar viena pražanga. Ir dar kartą Jonui Valančiūnui 3. asmeninė. Raitis Grafas gal suvaidina, bet suvaidina gražiai, sakykime taip. Rašonas Braudusas pradeda Šiaulių ataką. Dabar 63-60. Šiauliai aidi tribūnose. Na, pergalės bent jau namuose. Vaistruoliai, aišku, norėtų. Rašonas Braudusas pelno 11 savo tašką. Rezultatyvumu komandoje jį dabar pranoksta tik Kameronas Longas, kuris lieka su 20 taškų. Rašičius iš toli ir pro šalį. Ir ima kamuolį Braudusas. Ataka štai tokia. Edvinas Ruzgas 2 jo taškai ir po gana ilgos pertraukos Šiauliai priekyje 64-63 ir aišku, Aleksandras Džikičius prašo minutės pertraukėlės. Kai turite kortelę, kurį jūs verčia turėti ir visas kitas korteles, o gal net kelis telefonus, kad galėtumėte paskambinti į visus tinklus, jums tai labai nepatogu. O tai yra tas pats, kas
Jauskitės patogiai. Nuo šiol su Ežio kortelė pokalbiai į visus tinklus tik 9 centai per minutę. Ir tai ne akcija. Ežys. Viena kortelė visiems tinklams. Perkelti savo numerį Ežį dabar paprasta. Daugiau informacijos www.ežys.lt. Apsilankykite Credit24 LT ir greitai gaukite paskolą iki 7000 litų. Paskolos jums patogiems terminams internete Credit24 LT arba prekybos centruose Maxima. Mes vėl Šiauliuose, kur tęsiasi krepšinio trileris, galbūt būtų pernelyg skambiai pasakyta. Vien dėl to, kad šiandien, dideli dalykai nebus nulemti, tai yra tiesiog. Tai yra pirmosios rungtynės, antrosios Vilniuje ir jeigu Šiauliai pirmautų 15 ar 20 taškų skirtumų, mes galbūt galėtume sakyti, tai yra genialu ir tai galbūt kvepia sensacija. Kol kas mes apie tai nekalbame, kol kas atkakli kova, tačiau pagarba šiauliečiams, kurie sugeba demonstruoti štai tokį krepšinį ir puldami krepšį ir gindamiesi Doplios bauda. Rašonas Braudusas pelno savo 13 tašką šiandien ir išprovokuoja 5-ąją Stepono Babrausko pražangą. Ne taip, tai aišku nėra Mindaugas Žukauskas, tai yra Steponas Babrauskas. Žukauskas jau eliminuotas iš žaidimo, beje, dėl tos pačios priežasties, dėl 5 pražangų senokai. Braudusas ir bauda pataiko 67-63. 2 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos nesugraibo kamuolio štai čia. Artūras Jomantas po Renaldo Seibučio perdavimo. Šiauliams šventė. Suprantama, Šiauliams tai yra šventė. Žalgiris šį sezoną šioje arenoje jau įveiktas. Kodėlgi nepabandžius pakartoti to paties, kalbant apie kitą Lietuvos krepšinio flagmaną ir bandymų yra štai čia. Bet kur numetė kamuolį turbūt. Cameronas Longas, tikėdamasis, kad viskas baigsis taip, kaip jam norėtųsi. Viskas baigėsi taip, kaip jam norėtųsi. Kamuolys tiesiog nusileidžia Raičio Grafo rankose. Mindaugas Katelynas prasižengia 5 kartą, o Grafas renka 3 taškus vienoje atakoje. Tai yra 10-asis Raičio Grafo taškas. Čia prasižengiama prieš Joną Valančiūną. Arvydas Šikšnius grįžta į aikštę vietoj Vytauto Šarakausko, kuris taip pat surinka 5 pražangas. Ir Jonas Valančiūnas 7-asis, tik 7-asis taškas šiandien. Bet kita vertus, yra 7 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Kova dėl atšokusio kamuolio, Valančiūnas su Jomantu. Bendromis pastangomis kamuolį atkovoja, Artūras Jomantas meta pro šalį. Tai toks krepšinio karas Šiauliuose šiandien ir yra panašumo, kad Šiauliai gali laimėti. Kodėl karas? Primenu tai, kad Mindaugas Žukauskas, Vytautas Šarakauskas vienoje barikadų pusėje, Steponas Bobrauskas ir Mindaugas Katelynas kitoje yra prasižengę jau po 5 kartus. O čia Arvydas Šikšnius baudos metimais didina Šiaulių persvarą iki 8. Štai taip.
Ketvirtadienį turėsime gerą reginį Vilniuje. Atrodo taip, kad ir kaip pasibaigtų šios rungtynės, net jeigu Lietuvos Rytui pavyktų išplėšti pergalę minimalių skirtumų, bus kova. Šikšnius. Ketvirtoji jo pražanga prie baudų metimo linijos stoja. Aišku, Jonas Valančiūnas. Septyni taškai, 7 atkovoti kamuoliai, taškų skaičius didėja. Rezultatyviausiai Lietuvos Ryte lieka Artūras Jomantas su 17 taškų, Renaldas Seibutis su 12. O Valančiūnas ir vėl pataiko vieną baudą iš 2. Po štai šios kovos kamuolys atitenka Šiauliams. Šiaulių lyderiai šiandien amerikiečiai. Cameronas Longas 20 taškų, Rašonas Braudusas 14 iš lietuvių. Ir Bieraitis Grafas 8 iš lietuvių, daugiausia surinko Edvinas Ruzgas, pelnęs kol kas 7 taškus. Grafas dar kartą iš vidutinio nuotolio, dar kartą laisvas ir dar kartą pataiko. 74-65, štai toks įvykių posūkis. Ko gero, sakyčiau taip, esu įsitikinęs, kad Šiauliai šias rungtynes laimės. Ko gero taip. Kitas dalykas, kokiu skirtumu. Šiuo metu, šią akimirką tai irgi yra svarbu. Robertsas iš tritaškio zonos nepataiko. Ir viskas, Šiauliai gali laikyti kamuolį iki rungtynių pabaigos ir manau, kad bandys tai daryti. +9. +9 yra labai gerai. Dviženklį taškų persvara, aišku, būtų dar geriau ir Cameronas Longas bando visą tai atlikti. Artūras Jomantas paskutinę rungtynių akimirką dar spėja išmesti kamuolį. Sveikinimai Šiauliams, sveikinimai Šiauliams komandai, sveikinimai Šiauliams klubui, sveikinimai Šiauliams miestui. Iškovota pergalė ir tai reiškia, kad į Vilnių keliaujama didelės vilties kupinomis akimis. Kaip bus ten, mes pamatysime. Bet kuriuo atveju atsakymai poryt Lietuvos sostinėje, o šiandien Šiauliai to, ką jie gavo, jie to nusipelnė iš tikrųjų. Ir Cameronas Longas pelnęs 20 taškų ir 14 metęs Rašonas Braudusas ir 10 surinkęs Raitis Grafas. Rezultatyviausiai Lietuvos Ryto komandoje, dar kartą priminsiu, Artūras Jomantas 17 taškų ir Renaldas Seibutis 12. Šiaip ar taip, Lietuvos Rytas patiria dar vieną pralaimėjimą. Nedažną pralaimėjimą beje šį sezoną taip. Šiauliai iškovoja puikią pergalę savo arenoje ir atsakomosiose rungtynėse bus įdomu, todėl nepraleiskite. O aš, komentatorius Nerijus Ketinas, su jumis atsisveikinu. Iki.